Labas rytas, nes šitą video filmuoju ryte, bet greičiausiai papostinsiu jų ne ryte, tai labas, kad ir kokiu paros metu šitą video žiūri. Tai tiesą sakant, šitą video turėjau padaryti jau žymiai seniau, bet kas buvo, tai šį nufilmavau, tiesą sakant, bet tada pasižiūrėjau video, kai aš editinau ir ten atrodžiau kaip lavonas. Todėl nusprendžiau jį perfilmuot ir pagaliau prisiruošiau po mėnesio laiko jį perfilmuot. Aš šiek tiek bendradarbiauju su Shein parduotuvė ir iš jų gavau siuntinuką su drabužiais. Ir kadangi aš unboxingą dariau jau žymiai seniau, tai šituos drabužius nešioju jau kažkur apie mėnesį laiko. Ir dauguma žmonių pamatė mano drabužius būtent iš Sheino per mano Instagramo story ir kur kitur. Daug kas man rašydavo ir klausdavo iš kur, kas ir kaip. Tai manau, kad labai išeis į naudą jum visiems parodyti tuos drabužius, iš kur jie išeina ir visa kita. Tai kaip jau ir minėjau, pirmas drabužis iš Sheino yra šitas megztinis, jisai yra šiek tiek kroptopintas ir ilgesnis šiek tiek gale. Jo medžiaga yra žiauriai faina, bet kame yra esmė, kad jis šiek tiek persimato, bet ne per daug. Aš papučiu su juoda broletė, todėl matosi, bet jeigu papučiau sudėtumėt kokią baltą maikę arba baltą broletę, tai viskas būtų čiki piki. Ir kai išpakavau siuntinį ir pasižiūrėjau, kad čia yra šitas baltas megztinis, pagalvojau, kodėl aš jau užsisakiau, nes tipo, aš turiu pilną baltų megztinių, bet realiai niekiek nesigailiu, nes jį nešiau bele kiek, ta prasme, po to laiko, kai gavau, nežinau, kodėl jisai man patinka, gal dėl to, kad rankovės ilgos, galima užsitempti ir sulyst ten keliai tą megztinį. Kitas drabužis iš Sheino galėčiau drąsiai teigti, kad yra gražiausias drabužis mano spintoje ir jisai jums labai patiko, nes kiekvieną kartą, kai keldavau Instagramo story su juo, jūs visą laiką krausdavot, iš kur jisai. Tai yra šitas golfas. Ties krūtinė jisai yra šiek tiek aptemptas, o ties liemeniu biški laisvesnis ir rankovės yra žiauriai gero ilgio, nes aš labai mėgstu, kai nešioju drabužių, susitempti rankovės, o jų netempt nereikia, nes jos užeina ant šitų vietų. Tai žiauriai fainai yra tas turtlenekas. Dažniausiai kas būna drabužiuose su tokiu kaklu, kad jisai išsitampo ir paskui tiesiog žiauriai šudinai atrodo, o šitą nešioju grinai, ta prasme, vos ne kokią 3 dieną ir žiauriai, ta prasme, gerai neišsitempia nieko. Ir dar žinot kas? Labai gerai atrodo po megztiniu. Kai užsidėjai kokį nors spalvotą megztinį ir išlenda tipo šitas kaklas su tais langeliais. Žodžiu, very nice. Sekantis dalykas tai yra šitas setas, švarkas ir kelnės. Ir aš iš pradžių, kai pakavau, pagalvojau, kad bus šiek tiek per daug vienu metu dėtis ir šitas languotas kelnes ir languotą švarką, kad tiesiog bus labai mirgų margų. Bet aš su šituo kostiumėliu variau į vieną gan svarbų renginį ir man ten daug pakankamai žmonių pasakė, kad jisai žiauriai gerai atrodo. Tai kaip supratau, viskas su juo yra čiki piki. Šitos kelnės yra geriausios kelnės, kada gyvenime. Tarsi, aš labai giriu šitos drabužius ir jūs negalvokit, kad taip yra dėl to, kad mane tipo sponsorina ir aš turiu juos girti taip toliau, nes mano tikslas yra jums pasakyti savo kuo nuoširdesnę nuomonę. Todėl, čia toks nei tema intarpas bus. Aš atsisakau pakankamai didelio kiekio reklaminių visokių pasiūlymų, nes aš nenoriu jums kišti reklamos, kurį žinau, kad jums yra nenaudinga. Tiesiog nenoriu jūs užkrauti. Bet tokie dalykai, va kaip drabužių parduotuvė, žinau, kad dauguma perkasi iš Sheino ir taip toliau, ir kad galbūt jums galėtų būti įdomu, todėl aš sutinku. Ir kaip minėjau, nenoriu, kad jūs galvotumėte dėl to, kad mane sponsorina, kad aš jums pasakysiu, o maga, kaip fainai, bet iš tikrųjų rūmas chujovas. Net nežinau, kaip užbaigti savo šitą sakymą, tiesiog noriu, kad jūs pasitikėtumėt, kad mano nuomonė yra mano nuomonė ir kad mano nuomonės jokia kompanija savo produktais nupirkti negali. Va taip, važiuojam toliau. Tai datesiu, čia yra turbūt pirmos kelnės, kurios antiek normaliai atrodo ir yra antiek patogios iš viso savo gyvenimo, kokias aš tik esu turėjus. Todėl aš jas irgi nešioju žiauriai dažnai. Šitą švarkelį, tiesą sakant, buvau užsidėjus tik tai vieną kartą, nes nebuvo man tokių labai daug oficialių progų, kada turėčiau užsidėti. Bet jeigu bus, tai Sheinas visą laiką sugeba pagelbėti. Sekantis dalykas yra šitos kelnės ir aš jums net neįsivaizduoju, kaip jas parodyti. O! Va! Žodžiu, rinkdamasi drabužius iš Sheino šiek tiek prašoviau su dydžiais, nes aš visur pasirinkau S, išskyrus vienam drabužyje, nes aš išsimatavau ir lyg man viskas tiko. Bet kame yra esmė, kad aš nepagalvojau apie tai, kad kalbu ypač apie kelnes, kad kai tu stovi, tavo leškos nebūna taip įsitempusios ir jos tipo atrodo planesnės. Bet kai tu atsisėdi, jos tiesiog ir padidėja. Tai aš apie tai nepagalvojau. Tai kame yra esmė, kad šitos kelnės vaikščiojant viskas labai gerai, bet atsisėdus man šiek tiek įsitempia medžiaga ties leškom.
Aš nežinau, ar jos taip normaliai vadinas. Ta prasme, va, aš kaip pakeliu koją, matot, ant kiek čia viskas įsitempia ir iš vidinės pusės dar daugiau įsitempia, bet šiaip nėra taip, kad būtų visai nepatogu ir visai negalėčiau su jom būt, nes aš su jom irgi vaikštu pakankamai daug. Bet kas man nepatinka šiose kelnėse, tai čia tipo turėtų būti laisvo stiliaus kelnės ir kadangi čia man labiau aptempia, tai va šitose vietose yra žiauriai laisva, nors va čia va ir sutraukta viskas. Tai jeigu, tarkim, pučia vėjas ir tu eini, tai va šitos vietos tiesiog va taip pasidaro ir su kokiais lastais atrodai. Bet šiaip, man vis tiek patinka šitos kelnės. Ties kitų dalykų, kurį įsirinkau išeinu, tiesiog susimoviau baisiai ir dabar tiesiog noriu apsiverkti. Užsisakiau setą, treningo viršų ir apačią, kurie yra tokios kaip lietpaltinės medžiagos ir irgi pasirinkau S dydį. Are you fucking stupid? Ir kame yra esmė, kad viršus man tiko puikiai, bet kelnes. Kai filmavau seniau video, kai tik viską išpakavau, aš susidėjau tas kelnes ir tiesiog norėjau parodyti kamerai, ant kiek jos įtemptos yra ir pakėliau koją prieš kamerą ir tos kelnes per siūlę biškį plyšo. O ta prasme šitas setas buvo dalykas, kurio aš labiausiai laukiau. Labiausiai. Tai šitas kelnes reikia susiūti ir greičiausiai kažkam atiduoti, bet ką bent jau galėsiu pasilikti į viršų. Tai nėra labai mano stilius, nes aš nenešioju tų tipo trumpų megztinių, kurie užsisega per priekį, bet aš norėjau susakyti, kad išbandyti kažką naujo ir man realiai visai patinka. Ir šiaip šito megztinio, šito švarkelio ir šitų kelnių yra medžiaga žiauriai panaši, tai netgi galios būtų galima nešiot kartu, bet aš neįsivaizduoju šito švarkelio nešiojant taip užsisegus. Aš greičiausiai prasisegus nešiočiau kaip apačia koks nors kroptopas arba braletė būtų. Ir tai šito švarkelio vienas dalykas, tai kas man kliūna, kad rankovės yra pakankamai trumpos, ta prasme, va čia visiškai ištiesta rankovė ir norėtųsi, kad šiek tiek būtų gal iki čia, bet aš vis tiek greičiausiai nešiosios truputį pasiraitojus, tai viskas gerai. Toliau eina kitas įtemas, kurį irgi kažkam atiduosiu. Tai yra šitos geltonos kelnės. Užsisakinėjant išeinu, aš jau žinau, kad dažysiu plaukus geltonai, todėl labai norėjau kažkokių nors geltonų kelnių ir kai radau šitas iš karto įsidėjau į krepšelį, bet jos man labai per mažos. Ta prasme taip labai, kad net vaikščiot neina. Tai aš jų net ir nesimatuosiu geriau, bet nuomonę vis tiek pasakysiu. Man nepatinka šitų kelnių medžiaga, nes jinai šiek tiek primena lyną ir yra tokia nemaloni medžiaga. Tačiau aš su jom, man neteko vaikščioti kur nors mokykloje ir lauke, todėl negaliu pasakyti, kaip jos jaučiasi nešiojant ilgesnį laiką. Tačiau pats jų modelis man labai patiko, liemuo žiauriai tamposi, tas yra gerai, galite valgyti kiek norit, vis tiek įtilpsit. Nu tik jeigu leškos tokios, kokios pas mane, tada pamirškit. Aš dabar, kai sėdžiu prieš langą ir pakeliu kelnes, tai realiai jos persimato, tai medžiaga yra šiek tiek permatoma. Šitas rūbas yra vienintelis rūbas, kuriame pasirinkau M dydį, nes norėjau, kad jisai būtų per didelis. Bet jeigu aš būčiau pasirinkus S dydį, tai tada iš viso šakės būtų. Nes aš jo tikėjaus, tarsi žymiai didesnio. Rankovės netgi M dydį man yra trumpos. Tai aš neįsivaizduoju, kas būtų buvę S dydį. Gal taip? Apart dydžio, jokių kitų nusiskundimų dėl šito švarkelio neturiu. Tai tiesiog jeigu kažkas įpirksit, pasiimkit kokiais 2-3 dydžiais didesnį, nes... O šiaip jisai yra žiauriai šiltas ir jau dabar mane prakaitas muša su juo stovint ir filmuojantis. Medžiaga tiesiog, o dieve, tu mano, minkštesnė negu meškiukų medžiaga būna. Kišenės didelės ir labai fainai. Ir paskutinis drabužis yra suknelė ir tiesą sakant, aš tą suknelę susakiau vienam konkursui, nes pas mus mokykloje greit vyks vienas konkursas ir mes su draugėm ieškojom, ką per jį apsirengti ir suradom tokias suknelės, o aš paskui pamačiau, kad jos yra išeina ir kartu prie to pačio susakiau tą suknelę išeina. Tai tipo aš dabar turėčiau jas nerodyti, kad žmonės tik per konkursą pamatytų, nes daug žmonių iš mano mokyklos žiūri mano video, bet... einu apsirengti. Su pačiu dizainu viskas gerai, čia eina sijonas, tuomet čia toks užsimeta ant viršaus, čia viena rankovė, kurią tiesiog taip paprastai užsidedat ir iš nugaros atrodo štai, taip. Ir šita suknelė yra irgi S dydžio ir pavyzdžiui mano draugė, kur yra plonesnė už mane ir irgi užsisakinė šitą suknelę, jinai ją turės kažkaip mažintis, nes XS pasirinkimo nėra, o čia yra mažiausias dydis S ir palyginus su mano kūno forma, aš nesu labai plona, jinai man tinka ir netgi kai kuriuose vietose yra laisva, kad aš netgi šleikutes esu sutempus iki beveik pat galo ir dar liemenį reikės man truputį suimti vienoj vietoj. Tai žmonės, kurie yra plonesni ir nešioja XS dydį, šitą suknelę jums netiktų arba jums reiktų ją mažintis. Ta prasme, dabar beveik kiek laiko prakalbėjau ir kamera nefilmavo.
Tai tik noriu pasakyti, kad su kodu AQUA10 gausit 10% nuolaidą Sheino drabužiams ir jeigu susakysit daugiau negu $60, tuomet gausit dar 10% nuolaidą. Ir taip pat visų drabužių, kuriuos šiandien matavaus per video linkai bus apačioje. Ir dar šiek tiek noriu pasakyti vieną dalyką biškinį į temą. Tai dauguma žmonių žinot, kad aš buvau sukūrus anoniminę Google formą, kur jūs mano sekėjai rašėt savo paslaptis ir aš tuomet turėdavau jas perskaityti prieš kamerą ir jas reaguoti. Ir planavau padaryti visą seriją tokių paslapčių video. Bet įvyko vienas dalykas, aš prieš porą dienų nufilmavau paslapčių video, pabandžiau įeiti į tą programą, kad galėčiau, kur yra jūsų atsakymai, kad galėčiau nuskrinčiuoti jūsų parašytus atsakymus, paslaptis ir įmesti juos į video, bet ką pamačiau, kad aš kažką netaip toj programai suspaudinėjau ir man viskas užsiblokino, išsijungė ir žodžiu, aš niekaip negaliu tą programą vėl įeiti ir ją naudotis ir bandžiau jau porą dienų viską taisyti ir man nesigavo, tai nusprendžiau padaryti tokį dalyką, kad sukurti antrą anoniminę Google formą, kur jūs galėsite rašyti savo paslaptis, kad aš sėkmingai galėčiau padaryti video, kaip skaitau jūsų visų parašytas paslaptis. Tai anoniminės Google formos linkas irgi taip pat bus description'e. Ta forma yra visiškai anoniminė. Ir dar vienas dalykas. Nerašykit man savo paslapčių e-mailą į Instagramą, nes aš tada žinau, kas jūs esat. Geriau rašykit neanoniminę Google formą ir gal greičiausiai pateksite mano kažkada išeinantį video apie jūsų paslaptis. Ir šiandien šatautą gauna Leticija Ros. Ačiū, kad esi su manim ir kad mane palaikai. Ir jeigu ir tu nori gauti šatautą sekančią mano video, įsitikink, kad esi tikrai popping mano Instagramo notificationuose. O dabar viso gero ir gerų jums atostogų. Ką tik atėjo kažkoks bičiukas, paskambino į duris, atidarau duris, jis pradėjo kalbėti apie televiziją, apie kanalus, kad yra pasiūlymų ir aš sakau, mes neturim televizoriaus. Ir jisai tada išėjo, o jisai toks Max gražus buvo, ta prasme, dėl tavęs nusipirksiu televizorių, gali grįžti atgal?